Apleistojo paliktojo trauma. Antra dalis. Traumos gydymas per suvokimą. Paliktojo kaip ir atstumtojo trauma paprastai būna labai gili ir tęsiasi nuo pat ankstyvos vaikystės. Ji yra blokuojama, maskuojama ir taip kitaip slepiama. Tačiau ji daro įtaką žmogaus gyvenimui, jo gyvenimo komfortui, savivertei, savivokai, savigarbai, savimeiliai. Ir su ja susidoroti asmeniškai savo jėgomis gali būti pakankamai sudėtinga. Pirmas žingsnis, kurį gali žengti asmeniškai gydydamas savyje šią traumą be psichologo ar psichoterapeuto pagalbos, tai pasikalbėti, pasiaiškinti su savimi, savo viduje. Išsiaiškinti, kas tave paliko iki 2 ar 3 metų amžiaus. Galbūt tu pats to neprisiminsi, o gal tu puikiai žinai, kad kaip tik tuo metu išsiskyrė tėvai, iš šeimos išėjo tėvas, o gal mama, gal kuris iš jų mirė, o gal abu. Jei to nežinai, nuoširdžiai pasikalbėk su tėvais, su giminėmis, artimais tėvų draugais. Gal jie tau papasakos ką nors vertingo, ką tau reiktų žinoti, kad padėtų tau suprasti, kas tuomet įvyko tavo šeimoje, kas ir dėl kokių priežasčių tave tuomet paliko. Tai pirmas klausimas, kurį tau reikia kuo objektyviau išsiaiškinti. Antras žingsnis – tai kuo objektyviau suprasti savo vidinę būseną ir savo požiūrį į tai, ką sužinosi arba jau žinai. Suprasti, kaip tu iš tikrųjų dėl to jautiesi. Koks tavo požiūris į tą situaciją, kokia tavo pozicija tos situacijos atveju. Atvirai, negudraujant, neveidmainiaujant, pačiam savo suprasti, suvokti ir išsiaiškinti. Pavyzdžiui, tu išsiaiškinai, kad tavo mama negalėjo kitaip susitvarkyti savo gyvenimo ir jai teko dirbti, kad išmaitų tave ir save. Ir jai nuolatos tekdavo tave palikti namuose vieną. Arba tave anksti atidavė auklės priežiūrai ar į darželį, arba išvežė ir paliko pas senelius arba kitus giminės, bet neatsisakė, neatstūmė, o tiesiog tuo metu negalėjo būti su tavimi. Ir tu dėl to nekaltas. Ji tave lankė, kai tik galėdavo, praleisdavo su tavimi tiek laiko, kiek jo turėdavo laisvo. Ji irgi buvo jauna ir jai taip pat reikėjo gyventi savo gyvenimą. Dabar atsakyk savo sąžiningai, kaip tu dabar, būdamas suaugęs, jautiesi dėl tokios situacijos. Koks iš tikrųjų tavo požiūris į ją. Jei jauti pyktį, susierzinimą, nusivylimą, priekaištus, nepasitenkinimą, bet kokią tokią žemų vibracijų emociją, tai reiškia, kad tu vis dar lig šiol nesugebėjai to priimti. Tu tebesi įsižeidęs. Gal tu ir supranti, kad kitaip negalėjo būti. Buvo taip, kaip buvo, bet emociškai tu negali su tuo sutikti. Tu manai, kad tavo mama galėjo pasielgti kitaip, kad tavo mama turėjo pasielgti kitaip. Ir apskritai, jei neturėjo galimybės, kodėl ji tuomet tave pagimdė? Jei vis dar tau skauda, jei vis dar to negali priimti ir atleisti, tau būtinai reikia dirbti su šiomis visomis emocijomis, priimti situaciją ir atleisti jos dalyviams. Pereiti į priėmimo būseną, išsivaduoti nuo kaltinimų ir priekaištų. Atsipalaiduoti, priimti tai, kaip buvo, nusiraminti, nes buvo taip, kaip buvo. Ir tu dėl to visai nesi nei kaltas, nei to priežastis. Tiesiog pripažink, kad taip, tai yra mano biografijos faktas. Taip, būtent buvo taip. Bet tai nereiškia, kad man tai labai patinka. Tai nereiškia, kad man nėra galima turėti tam tikrų priekaištų.
Bet aš jau esu suaugęs žmogus. Aš esu šioje suaugusio žmogaus pozicijoje. Aš suprantu, kad taip buvo ir priimu šią savo patirtį. Ir jei mano tėtis mane anksti paliko ir nesirodė mano gyvenime, aš suprantu, kad taip. Buvo taip. Tai buvo jo pasirinkimas. Aš galiu nebendrauti su juo, bet esu suaugęs ir nepuoselėju tokių vaikiškų pretenzijų, kad trepsėčiau kojytėmis ir daužyčiau kumštukais arba žaisliuku į grindis ir verkdamas šaukčiau: kaip tu drįstai, kaip tu galėjai tai padaryti man? Ne, aš nieko nekaltinu. Nei tėvo, nei mamos, nei likimo, nei Dievo, nei gyvenimo. Ne, aš taip nebedarau. Aš mąstau blaiviai, adekvačiai, ramiai. Ir jei jau esu tokios ramios būsenos, ir jei jau sugebėjau savyje su visu tuo susitaikyti ir visą tai priimti, ir galiu adekvačiai ir ramiai viską vertinti, tuomet galiu pereiti į kitą etapą, žengti trečią žingsnį. O trečias žingsnis šiek tiek filosofinis, skirtas egzistenciniams apmąstymams, savos būklės stabilizavimui ir pasirengimui traumos gydymui per afirmacijas ir meditaciją. Taigi, pamąstykime, kur yra problema? Kokia tai problema? Tu manai, arba tu esi įsitikinęs, tu gyveni su ta mintimi, arba tu tiesiog pasąmoningai lauki, kad tave tuoj kas nors apleis. Tave tuoj mes. Su tavimi tuoj nebenorės būti. Kad kažkurie santykiai, kurie tau yra itin svarbus, yra tiesiog amžini santykiai. Bet, kai pamastai, kad šie, kaip ir bet kokie kiti santykiai, yra baigtiniai, ir kai tu sutinki ir priimi, kad visi santykiai yra baigtiniai, kai supranti, kad juk nėra jokios garantijos, kad jie bus amžini, kai supranti, kad tai yra tik tavo noras, kad jie tokie būtų, kai apskritai aplink apsidairai ir pamatai, kad čia šalia jau nebėra daugelio žmonių, jų nebėra, jie pasitraukė dėl įvairių priežasčių. Jūs baigėt mokyklą ir išsiskirstėt kas kur. Jūs baigėt universitetus ir pabirot po pasaulį. Su kažkuo kažkada draugavot, bet draugystė tiesiog baigėsi. Su kažkuo kažkada dirbote viename biure ar gamykloje, su kažkuo gyvenote kaiminystėje, gal kažkas jau yra mirę, seneliai, kaimynai, bendradarbiai, o gal net ir klasiokai, kursiokai. Bet kai pamastai apie tai, kad visi santykiai yra baigtiniai, ir kai tu su tuo sutinki ir tą priimi, kai sutinki, kad visi santykiai yra baigtiniai, kai filosofiškai panagrinėji šią mintį, kai paanalizuoji savo patirtį ir supranti, kad daugelis žmonių jau paliko tavo gyvenimą ir tai yra neišvengiama, kad bet kurie santykiai yra suteikiami, duodami tik tam tikram laikotarpiui. Juo labiau, kai suvoki, kad bet kokiu atveju vis viena mirsi, bet juk taip nebus, kad pasiimsi visą savo šeimą į kitą pasaulį. Kai filosofiškai, ramiai, be emocijų panagrinėjai šią mintį, tuomet tu gali ramiai ir adekvačiai vertinti savo esamą situaciją ir savo situaciją vaikystėje. Tuomet tu lengviau priimi mintį ir suvoki, kad bet kokie santykiai tau yra duoti tik tam tikram laikotarpiui. Ir atitinkamai, net jei jie pasibaigia, tai yra normalu. Bet juk tai yra normalu, tiesa? Nemalonu, bet normalu. Ir tuomet tu supranti, kad ir tie tėvų santykiai, kurie tave palietė tavo ankstyvoje vaikystėje, iš tiesų visai tavęs nelietė. Tai yra, jie buvo tokie visai ne dėl to, kad tu juose irgi dalyvavai. Jie buvo tokie ne dėl tavęs.
tu nebuvai jų priežastis. Ir tu supranti, kad toks buvo jų, tavo tėvų gyvenimas. Toks buvo jų, tavo tėvų pasirinkimas. Ir jie tavęs nemetė, neatstūmė, o tiesiog negalėjo būti kartu. Negalėjo būti tarpusavyje kartu ir negalėjo būti su tavimi. Bet jie tave tikrai mylėjo ir myli. Ir dėl šito gali tikrai būti tikras. Nesakau, kad tai kažkoks giluminis tyrimas, kuris padarys perversmą. Bet tikiuosi, kad tokie pamąstymai padės suvokti priežastis, sustatyti daiktus į savo vietas ir padės pasijusti geriau. Iki kito susitikimo. Tavo Meditėja.